Rytas, draugai, rugpjūčio 2 diena prasidėjo mano ilgai lauktos atostogos, tai keliaujam į Austrijos Alpes, nes labai daug atsiliepimų girdėjau, kad apskritai Alpės yra gražiausios Europoje. Prieš 11 metų buvau Slovakijos Tatruose, irgi labai patiko, labai didelį įspūdį paliko ir iki šiol dar atsimenu, tai manau, Austrijos Alpės irgi paliks labai didelį įspūdį, nes realiai, kai vieną kartą pabuvau kalnuose, pasivaikščiau, tai nenori tu susirgi kalnų lyga, maloniai kalnų lyga, su labai maloniais pojūčiais. Tai, žodžiu, be kalnų gyventi negali. Tai va, gražus rytas Lenkijoje, Kauną mes palikom lietingą, su debesim, dangus buvo cepelinų spalvos, o dabar va, trumpas sustojimas Lenkijoje. Ir ką, važiuosim toliau per visą Lenkiją, o nakvynė bus Čekijoje, Brno apylinkėse. Pietų metą sustojom Lenkijoje papietaut. Bulvinių blynų tradiciškai su grietinė pasiėmėm ir kompoto. Už 2 asmenius sumokėjom apie 35 zlotų. Tai va, papietausim. Pietums turim apie valandą laiko ir keliausim toliau. Tokia lenkiškų bulvinių blynų porcija. Trumpas sustojimas kavos. Iš karto pravažiavus Lenkijoje visas kraštovaizdis pasikeitė. Jau tolumoje matosi kalnai. Apsistosim Brno apylinkėse. Tai labai geru laiku čekiną padarysim, tai dar bus laiko. Tai viešbutis labai geroj vietoj, pačiam centre, tai dar apžiūrėsim Brno senamiestį. Nu va, čekiną padarėm viešbutį, štai toks kambarys, ekonominės klasės, baldai irgi ne pirmos jaunystės, toksai vonios kambarys, vonia, kriauklė, tualetas yra, o čia va yra miegamasis, 2 lovos, staliukas, kėdės, balkonas su vaizdu, o čia va, aišku, staliukas, virdulys, podeliai, telefonas, televizorius. Rašo 4 žvaigždučių viešbutis, bet realiai čia gal kambarys, nu, baldus reikėtų atnaujinti, va, pažiūrėjau, radiatoriai irgi jau rudžių, va, matosi, yra tokie, va. Na va, dabar einam į Brno centrą, labai matėm gražių vietų, tai lankysim senamiestį, paragausim tradicinių patiekalų. Aišku, šitie tradiciniai patiekalai, jie visiškai netinka vegetaram, veganam, tai Čekija, sakyčiau, būtų jų košmaras, nes patiekalai viskas praktiškai iš kiaulienos, iš mėsos, bulvių patiekalų. Ir aišku, daug alaus.
by. I think a fall angel just walked by. I think a fall angel. 2 hours later. Sukaitom šiltą toj Čekijoj, tai pasivaikščiojom, užsukom į tradicinių patiekalų restoraną Brno mieste, užsisakė maniškę guliašo tradicinio ir lengvo čekiško alaus, nes čekiai visi geria realiai alų, o aš tradicinį čekišką pilsnerį, labai populiarų, ir vištienos berods kepsnį ten kažkokį. Tai ragausim, žiūrėsim, restoranas labai neblogai vertintas, tai pasižiūrėsim, kas per patiekalai. Nu jo, kaip sakiau, Čekija garsėja alumi, tai maniškiai užsisakė, prašė mažo alaus, nu tai atnešė tokį. Tai bus proga, jaučiu, man ir abu reikės pabaigti, nu. Čekija alaus sostinė, nu tai įkliuvom. Štai tokie čekiški nacionaliniai patiekalai, labai gražiai paruošta, 10 balų. Papietavom tradiciniam čekų patiekalų restorane, nu, 10 iš 10. Aš taip skaniai ruoštos vištienos su bulvių koše gyvenime, nu, senai nevalgiau. O ir man tas guliašas tai irgi taip troškinta jautiena, wow. Ne veltui, beveik 5 žvaigždutės iš 5. Tai va, toliau traukiam per Brno senamiestį link viešbučių. Tradicinių čekiškų patiekalų, tai atėjo laikas tradiciniam čekiškui desertui. Tai už 2 šitos grožius kainavo 5 eurai pavertus. Nusiprausiau jau po dušu, atsigavau. Taigi štai tokia pirma diena, kelionė per Lenkiją. Čekijos Brno miesto senamiestis, čekiški patiekalai, desertai. Tai buvo štai tokia pirma diena. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paprenumeruoti kanalą, paspausti varpelį ir iki kitų kartų. Kitas video bus jau iš Austrijos Alpių.